pūga. Tai ryte nuo ryto naktį stiks ir ryte labai didelė pūga bus, tai reikia ruoštis kiek įmanoma. Sako, kad daug sniego, bet bus mažai. Jeigu saulės druskos pabudos, to gerai. Ir saulė šiandien bus. Duos viską, duos, ko reikia. Mūsų aikštelėje šiuo metu didelis šurmulys, ruošiame visą techniką, kad galėtume nuo pat ankstyvo ryto išvažiuoti ir išvalyti Vilniaus miesto šaligatvių, kad galėtume kiek įmanoma daugiau atsivalyti ir kaip įmanoma greičiau. Tačiau prašome Vilniečių atkreipti dėmesį į tai, kad rytoj didysis sniegas ir pranašaujamas paryčiais. Tai yra nuo 5 valandos ryto iki 8, todėl, kad ir kaip norėtume, mes tikrai negalėsime išvalyti teritorijos labai anksti. Todėl prašome ir pačių Vilniečių pasirūpinti savo saugumu, užsidėti tinkamą avalynę, pasiruošti tam, kad sniego kiekis tikrai bus didelis. Todėl ir apsisaugoti prašysime ir jūsų pačių. Išvažiuoti 18 stambiosios technikos, įsigijome ne per seniausiai Bobcat technikos, tai bus didesnė pagalba centriniai miesto daliai. Taip pat planuojame nuo ryto paleisti ir darbuotojus su motošluotomis, turime jų beveik 50, taip pat turime 5 raiderius su šluotomis, kurios labai efektyviai valo sniegą ir bandysime su sniegu kovoti tiek, kiek mūsų jėgos leidžia. Žmonės taip pat visi supažindinti su pranašaujamomis orų prognozėmis, tikrai yra pasiruošę visą savo įrankius, visus savo maršrutus, nuo ko pradeda, kaip tą daryti, kaip techniškai teisingai tą atidaryti, kad galėtume kiek įmanoma